tavo vardas pavardė? Agnė Valaitytė. Kokioje mokykloje mokysi? Radviliškio Vaižganto gimnazija. Tai kas tau yra vasario 16? Man tai yra tautinė šventė, kai visos Lietuvos žmonės supranta, kad jie visi yra vieningi, kad jie turi kažką bendro ir kad visgi širdie jie yra lietuviai, na čia kalbant apie emigrantus ir ne tik, bet tai yra šventė, kuri suvienė visus Lietuvos žmonės. Na, kodėl tuomet emigrantai iškeliauja, jeigu nors ir visus suvienė, bet kodėl jie iškeliauja? Ar jie taip pat myli Lietuvą? Myli Lietuvą visi lietuviai, nes tai yra jų tėvynė, tačiau jie išvyksta todėl, kad jie ieško kažko kito, kažko neatrasto, nori naujų iššūkių, galbūt Lietuvoje jiems nėra pakankamai galimybių atrasti save, bet kad ir kiek toli būtų, jie vis tiek širdyje bus lietuviai. Manau, kad išvyksta galbūt tik tais tokie, kurie nemato čia ateities, kurie galbūt taip pat trokšta iššūkių, arba tie, kurie nemyli Lietuvos ir kurie nesupranta, kas yra tautiškumas, kas yra tautos dvasia. O kas jums yra patriotiškumas? Man patriotiškumas tai yra visų pirma meilė tėvyniai, meilė savo tautos žmonėms ir noras būti čia, noras būti laisvai. Koks tavo vardas? Valdonė. Ir iš kokios tu mokyklos? Radviliškio Vaižganto gimnazijos. Norėčiau tavęs paklausti, kaip manai, ką jaunam žmogui reiškia vasario 16 arba ką jaunam žmogui reiškia laisvė? Jaunam žmogui vasario 16, tai manau, jaunas žmogus turėtų suprasti, kad tai tautos vienybės ir pilietiškumo šventė, kad tai yra tautos gimimo diena. Tai kaip manai, kaip jaunas žmogus turėtų suprasti laisvę? Būtent kaip jisai turėtų ją pajusti? Pajusti? Tai, kad manau, kiekvienas žmogus, laisvė tai galbūt yra tai, kad kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, gali garsiai sakyti tai, ką mano ir panašiai, ir kad gali bet kur nueiti.
Tai yra valstybinė šventė, kurią turi paminėti kiekvienas lietuvis. Mes, pavyzdžiui, savo mokykloje Maironiečių būrelis padarėme 3 spalves širdutes su eilėraščiais ir jas klijavome ant durų. Taip pat mokykloje minėjome vasario 16 dieną visuotiniu susirinkimu ir giedojame ir tautišką giesmę, ir mokyklos dainą. Ir man tai, nors nėra labai ypatingas dalykas, bet širdie vis tiek prisiminė, pagalvoju ir susirūpinę apie visą Lietuvą, pagalvoju apie jos praeitį ir ateitį. Kaip tu išreiški savo meilę tėvynei? Na, manau, tais pačiais, pirmiausia, tai visą laiką pagalvoju. Pagalvoju apie Lietuvą, ką jį teko iškęsti, ką aš galiu dėl jos padaryti. Taip kiekvienas žmogus prisidėdamas, galvodamas ir veikdamas galėtų daryti kažką dėl Lietuvos. Ką jums reiškia valstybingumas, meilė tėvynei, tautiškumas? Man tai yra sugebėjimas džiaugtis kiekvieną akimirką, kai būtent tavo šalyje, tavo tėvynėje atsitinka kažkas nuostabaus, kažkas, kas būtent tai tėvyniai tavo nuomonė atrodė svarbiausia ir reikalingiausia. Labadiena, taigi koks jūsų vardas? Labadiena, aš esu Norma Čechavičiūtė. Ir kokioje mokykloje jūs mokotės? Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Taigi norėčiau jūsų paklausti paprasto klausimo. Kaip manote, ką žmogui reiškia laisvė? Žmogui galbūt neatsakyčiau, ką reiškia laisvė, bet ką reiškia laisvė jaunam žmogui, tai yra labai sunku pateikti. Todėl, kad mes, būtent mūsų karta, yra nepajautę, ką reiškia kovoti už tą laisvę. Istoriškai, manau, visiems viskas aišku, bet žiūrint giliau į jausmus, tai, manau, gal netgi tektų kiekvienam jaunam žmogui susirasti kokį seną apleistą pastatą, atsistoti prie durų ir pastovėti prie durų ir palaukti, kol kas nors atidarys duris. Galbūt jūs stovėsite valandą, galbūt 2, galbūt savaitę, bet paskui suprasite, kad durų niekas neatidarys. Taipogi, taip galime pajusti, kad lietuvis taip pat kovojo už savo laisvę pats, nes suprato, kad niekas už jį tos laisvės neiškovos, tik jis pats. Šiandien nepriklausomybė suvokiama įvairiai, tačiau nepriklausomybės idėja amžiais buvo ir bus lietuviams šventa, kaip ir aktyvūs radviliškiečiai, kurių dalis buvo apdovanoti savivaldybėje už sportinius pasiekimus. Galvas aukščiau, gyvenimas tęsiasi, būkime verti savo tėvų ir prosenelių, neišduokime jų idealų. Su švente, pavasaris jau ne už kalnų.